Nacionalinio dramos teatro scenoje premjera vaikams Grybų karas pagal Justiną Marcinkevičių. Su savo trupe ją stato aktorius ir režisierius Valentinas Masalskis. Visą dieną, nuo pat ryto, grybai krypsta, 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 krypsta. Poetas Justinas Marcinkevičius yra sakęs, kad iš visų jo kūrinių populiariausias būtent Grybų karas. Poemą Nacionalinėme dramos teatre statantis Valentinas Masalskis turi tokio populiarumo paaiškinimą. Ši poema, pasak aktoriaus, tarsi visuomenės portretas, nes kokioje visuomenėje begyventų žmogus, jis niekada nesikeičia. Visuomenėje kaip ir Grybų kare yra bailys lepšis, garbėtroška baravykas ar liežuvautojas bobausius. Masalskis sako, kad Grybų karas jam ypatingas dar ir dėl to, kad lydi jį visą gyvenimą, nes tai pirmasis jo paties perskaitytas kūrinys. Aš jį išmokau būdamas 6 metų. Aš išmokau skaityti ir pirmas mano buvo išmoktas eilėraštis. Jis yra, sakykime, karikatūra mūsų visuomenės. Jis yra sociali pjesė, kaip aš ją vadinu. Jis yra, Marcinkevičius čia pataikėsi mūsų pasipūtimą, garbėtrošką, mūsų didybės maniją. Jis pataikęs į tai, kad šitie supūvę lepšiai grybai bando, žinai, pakelt pačias didžiąją prieš pasaulį. Dėl to jis visą laiką sukelia tik tai juoką ir ironiją, tokia, žinai, šypseną lengvą. Dėl to tas kūrinys labai yra mielas ir artimas. Jame gali atpažinti labai daug mūsų personažų, kurie vaikšto tarp mūsų. Aš baravykas. Aš vilkas. Aš kėdėlė. Aš kelmutis. Lepšis. Lūšis. Aš kalbovai. Mes kalbovai. Spektaklyje vaidina Masalskio suburtos trupės PS12 aktorių. Jie spektaklyje muzikuoja, batais muša ritmą pagal Nijolės Sinkevičiūtės muziką. Vildukais esam ir žaidžiam, randam dėžę, kurioje randam kažkokius daiktus, kurie mums padeda žaisti. Ir tai yra Grybų karas, kurį mes kaip ir suvaidinam savo, sužaidžiam. Tai taip ir transformuojamės vietoj. Grybų karas yra tarsi žaidimas, kurį mes randam dėžiai ir sugalvojom, kad mes žaisim Grybų karą ir mes pradedam žaisti. Bet mes esame iš esmės vildukai. Spektaklio premjera Nacionalinio dramos teatro mažojoje salėje šį savaitgalį.